Taigi, brangus tėve, mes iš tikrųjų dėkojame tau šį rytą, kad tavo sūnus nugalėjo mirtį, suteikdamas mums viltį, ir kad mes iš tikrųjų galime savo širdyse, savo mintyse artėti prie to malonės sosto, šitos dvasinius namus, viltis tavo pagalba, viltis tavo gailestingumą. Dėkojame tėve, dėkojame Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Įsijungtas, girdisi? Gerai. Sveiki. Jok mažoji kaiminė. Ir panorėjo tau duoti savo karalystę. Tai, o šiaip ir pamokslas mano yra, štai pavadinęs jį daug pašauktų mažo šimtų. Taip jį užvadinęs apie iš tikrųjų apie pašaukimą ir išrinkimą. Ir čia prieš rugsėjo mėnesį kažkaip dalinau tą pamokslą ir jis remiasi perskaitytų jau prieš kažkiek metų, 19 metai, matau, pradžia buvo Dietricho Bonhoefferio knyga Mokinystės kaina. Yra tokia knyga, jinai ne iš lengvųjų, Dietricho Bonhoefferio tekstai nėra tokie lengvi, bet kas apie jį, jeigu nežinot, priminsiu, tai buvo vokiečių pastorius, teologas, kuris buvo nužudytas konclageryje, Hitlerio konclageryje. Jis buvo tas, kuris pasipriešino Hitlerio to laikų valdžiai ir jis nebuvo tas, kuris, kaip mėgsta sakyti, ne politikė. Jis buvo politikė ir kiek jos biografijos nelabai žinau, meninės filmas mačiau ir ruošiuosi pasižiūrėti. Bet jisai sudalyvavo tam pasipriešinant prieš Hitlerį, ko pasekoje jis atsidūrė konclagery vienam ir nors jis 45 metų išgyveno, bet kai jau artimas išlaisvimas, jį nužudė pakariant. Tai vat išlikusios jos knygos ir mokinystės kainoj, jisai šalia kitų temų vieną skyrių ir skiria pašaukimui. Ir va tos eilutės galbūt aš pirmą kartą ir suteikau nagrinėjimas. Ir tai Luko 9 skyriaus. Luko 9 skyrius, mes šiandien Luko 9 skyriui daugiausiai būsim, gali pirštą užsidėti ar telefonę pasižymėti. Ir pabaiga Luko 9 skyriaus nuo 57 eilutės pasakysiu tą ištrauką ir mes tada pasinagrinėsim. Jiems einant keliu, vienas žmogus jam pasakė: aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi, viešpatie. Jėzus jam atsakė: lapės turi urvus, padangių paukščiai lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Kitam jis tarė: sek paskui mane. Tas prašė: viešpatie, leisk man pirmiau pareiti tėvo palaidoti. Jėzus jam atsakė: palik mirusiems laidoti savo numirėlius, o tu eikit skelbti Dievo karalystę. Dar vienas tarė: aš seksiu paskui tave, viešpatie, bet leisk man pirmiau atsisveikinti su savo namiškiais. Jėzus jam atsakė: ne vienas, kuris uždeda ranką ant arklo, žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystei. Taigi, būtent šias eilutes Bonhoefferis nagrinėja iš vieno skyriaus ir tai man pasirodė įdomu tada. Ir aš pats praplėtojau tą temą ir savo minčių ir dar, bet reiškia būtent, kai aš dabar žiūriu jau Luko 9 dar labiau pasigilinau. Pas Luką yra toks dalykas, kad svarbu pasigilinti jo kontekstą. Ne tai, kad svarbu, bet
jo kontekstas dažną kartą praplečia tą matymą. Nes kai mokiausi arba jį, ta man mintis patiko, kad sako, reiškia Luko Evangeliją, prisiminkim pirmam skyriui, kad jisai pats sako, kokią jis Evangeliją užrašė. Sutvarkyta, pasižiūrėkim, Luko pirmam skyriui. Sako, 3 eilutė. Tai ir aš rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau garbingasis Teofilį, sutvarkytą pasakojimą. Sutvarkytą. Ne tai, kad reiškia pas Morko ar Matą bardakas, bet Lukas iš tikrųjų jo Evangelija užrašyta vėliausiai, galbūt Jonas dar vėliau, bet Jono, kaip skaitai, tu matai, kad jis skiriasi nuo šitų sinoptikų, Mato to ir Jonas jau nelabai linkęs visą biografiją Jėzus. Jeigu vien tik Joną turėtume ir kalėdų nešvęstume, nes kalėdų nėra. Ir dar kažką. Bet Lukas, jis sako, sutvarkyta. Ir iš tikrųjų, mintis, kad sutvarkyta, kad jis turėjo galimybę žiūrėti ir tam tikras istorijos dėlioti vienaip ar kitaip. Ir o čia, kaip kalbėjome, šiam istorijos, Gediminaičius romanas ar istorija. Lukas jis deda, reiškia, istorinius faktus, tai ką Jėzus, bet jisai, kaip pradėjome matyti, kad jisai ir tą siužetą padėlioja, taip pat, kad jis vyko. Taigi, perskaitėm šitą paskutinės eilutės skyriaus, apie konkrečiai 3 žmonės, kurios dėl pašaukimo. Vienaip šaukė, kitaip šaukė. O 9 skyriui, pasižiūrėkit, pirma eilutė prasideda, kad Jėzus pakviečia 12 mokinių, duoda jam valdžią, išsiunčia skelbti Evangeliją, gydyti ligas, išvarinėti demonus, tai prasideda. Ir mes pašokinėsim per tą skyrių, ten šitam skyriui vyksta daug visokių įvykių, bet prieš šitos žodžius, 51 eilutėje mes matom, kad parašyta, artėjant metui, kai Jėzus turėjo būti paimtas aukštyn, jis ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę. Kas su juo turės įvykti Jeruzalėje? Įvyks nukryžiavimas. Mokiniai vis dar vilės, kad jisai galbūt eis ir ten, reiškia, šlovingai žengs kaip Dovydas, paims jo sostą, bet tą Velykinę savaitę tokia, kad jis joja paprastai ant asiliuko ir galų gale, reiškia, jis nukryžiuoja. Tai mintis, ta 51 eilutė, kad Jėzus kviečia savo, tam kontekste, savo visus pasiekėjus, kviečia pats eidamas link Jeruzalės, kur neina sostą užimti, bet mirti ant kryžiaus, ne? Ir tame kontekste vyksta visi šitie pokalbiai. Taigi, Bonhoefferis pastebi, ką aš pas jį atradau, kad pirmasis, žiūrėkit, grįžtam 57 eilutę, pirmasis žmogus, kuris sušuko, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi viešpats. Ir tada Jėzus, reiškia, jam atsako tokių keistus žodžius. Lapės turi urvus, padangių paukščiai lizdus, žmogaus sūnus neturi kur galvos priglausti. Gal buvo einama patarlė, mūsų ausiai pakankamai egzotiškai tai skamba, bet žiūrėkit, mintis, kaip jau matom, kontekstas, kad Jėzus eina ne sosto užimti, mirti ant kryžiaus. Ne? Ir jisai tarsi sako, kad greičiausiai tas, kuris šaukėsi, jis net nežinosi, ko prašo. Tai nebūtinai bus užtikrinta karjera šioje žemėje. Taip kaip lapė turi urvus, kaip paukščiai turi lizdus, o sako žmogaus sūnus. Ir atkreiptinas dėmesys, kad pirmasis, žiūrėkit, siūlosi sekti visiškai nesulaukęs, kad jį Jėzus pašauks. Jėzus eina pro šoną ir sako, aš viešpatė, aš seksiu paskui tave, kur tik tu eisi. Jėzus sako, jis nesako, bet Jėzus net nešaukė jo. Ir jis sako, ir Jėzus taip tarsi kaip tokį šaltą dušą, arba, apskaičiavimą. Jėzus paskaičiuoja, sako, ar tu galvoji, kad viskas čia bus gerai? Ir žinot, 9 skyrių, kai pats ten mąstydama, žiūrėdamas kontekstą, iš tikrųjų, čia daug visko vyksta tam 9 skyriui. Ir pradžia, kai prasideda, mokiniai siunčiami, išgydyti ligas, išvarinėti demonus, jie grįžta
pasakojo tai, kas įvyksta. Toliau, reiškia, mes matom 12-17 eilutėje vyksta vienas iš duonos padauginimų. Būtent 12 eilutėje palei žmonės dykvietėje, mes neturim ko maitinti. 14 eilutė sako, ten buvo 5000 vyrų. Ir žinom tą stebuklą. Jėzus padaugino duoną, 5 kepalėlius, žuvį ir dar surenka pintinių daug. Kiek čia dar tų pintinių? 12 pintinių trupinių 17 eilutė. Įvyksta, ne? Čia įvyksta atsimainimas ant kalno. 28 eilutė irgi pasiima Petrą, Joną, Jokūbą, užkubė į kalną melstis. Jam besimeldžiant veidą pasikeitė. Štai du vyrai kalbėjo su juo, Mozė ir Elijas, kurie pasirodė šlovėje, kalbėjo apie gyvenimo pabaigą, apie Jeruzalę. O Petro draugus apėmė niekas. Ir Petras toliau 33 eilutė sako, mokytojau, gera mums čia būt, pastatykim 3 palapines, vieną Mozei, trečią Elijui, vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui. Ir sako, jis nežinojo, ką kalbas. Atmintis yra, kad būdavo, galiu sakyti, dažnai, bet mes matom, kad buvo laikų, kai mokiniai paprasčiausiai nežinojo, ką kalba. Vienas, netgi šitam skyriui matom, kad Petras nežinojo, ką kalba. Ir va tas, kuris šaukė, viešpatie aš eisiu paskui tave, kur tik tai tu bereitum. Klausimas, ar jisai žinojo, kur, apie ką jie. Ir štai, va tam skyriui įveikėme, duonos padauginimas, šlovė. Tu gali, kaip tas, sako, iš pyrago razinkas išsirinkti. Aš vaikystėje visiškai razinkas išsirinkdavo, bet ne tam, kad suvalgyti, bet išmesdavo. Man nepatikdavo, bet kokie keksai su razinom, dabar aš mėgstu. Bet tada man vaikui, irgi tu gali su tą pačią dalyku razinkas išrinkti ir pasilikti tai, kas na. Ir mes sakė, aha, čia duonos padauginimas, čia tokia šlovė, Mozė pasirodė. Kai jie nusileido nuo kalno, jie sutinka sūnų apsėstą dvasios, mokiniai neišgydo. Ir tada Jėzus išvaro tą netyrąją dvasią, 42 eilutė, Jėzus sutraukė netyrąją dvasią, išgydė berniuką, atidavė tėvui. Ir 43 eilutė, visi buvo priplaukšti Dievo didybės. Ne? O žiūrėkit, 44 eilutė, po tos, kai visi buvo priplaukšti Dievo didybės, Jėzus ką sako? Gerai įsidėmėkit šios žodžius. Žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Bet jie nesuprato šitų žodžių. Tai liko jiems paslėpta ir nesuvokė. O jie bijojo klausti apie žmonės. Taigi, Jėzus iš vienos pusės eina link Jeruzalės, kur patirs tą kančią. Jisai kalba jiems, nes sako, gerai įsidėmėkit, bus atiduotas į žmonių rankas. Ir dar. Nu, bet vat mintis, matom, netgi iš šito vieno skyriaus tu gali vat tas, kaip sakau, razinkas įsirinkti. Vau, Jėzų užseksiu, taigi čia, čia duonos padauginimas, man niekada duonos netrūks, žuvies netrūks, čia šlovė, tokie prieiškimai, tokie regėjimai, Mozė, Elijas, vau, demonas iš vaiko išėjo, visi priblokšti Dievo šlovės. Ir nenoras pamatyti, kad Jėzus kalba, žmogaus sūnus bus atiduotas į žmonių rankas. Ne? Jie nesuprato. Jie toliau ginčias, kas didesnis. Dar vieną kažkurie gerai, gal patolėsim. Bet man jau užtenka. 22 eilutė. 22 eilutė, mes jau praėjom, pasižiūrėkit. Ką tik tai prieš tai įvyksta tas, ko mane žmonės laiko. Sako, ten pranašų, Elijų, Petras, ne, tu Mesijas, tu Dievo Kristus, tu pateptasis. Ir 22 eilutė, žiūrėkit, žmogaus sūnus turės daug iškentėti, jis bus vyresniųjų aukštųjų kunigų bei rašto žinovų atmestas, nužudytas ir 3 dieną prisikels. Va 3 vietos jau yra apie kančią šitam skyriui. Šalia visų tų stebuklų. Ir dabar, va, jis eina ir tas sako, aš seksiu paskui tave. Ir Jėzus sako, gal tu
ne viską išgirdai. Šiaip aš dabar einu ant kryžiaus, jau reiškia, kur beeisi. Ir vat, paukščiai lizdus. Taigi vat matom, kad tas pirmasis, vat ir yra, kad įdomu, kad jisai pirmas siūlosi sekti nesulaukęs, kad Jėzus jį pašauks. Aš dėl Jėzaus tai, aš dėl Jėzaus anai. O Jėzus net nešaukė jo apie tai. Ne? Antras, vat jau dabar yra 59 eilutė. Kitam jis jau tas antrasis. Matom, kad tai nežinomi vardai šitų žmonių, į kurias kreipėsi, neužrašyti nei kas, nei kaip, jie liko, kaip sakoma, inkognito arba anoniminiai žmonės. 59 dabar, sako, kitam jis tarė, sek paskui mane. Jeigu pirmasis jis pats siūlėsi sekti ir Jėzus jam atsakė, tai čia šiuo atveju dabar reikia pats Jėzus sako, sek paskui mane. Ir vat įdomu reiškia, mačiau, kasgi vyksta, kai žmogus išgirsta tą Jėzaus pašaukimą. Jeigu Luko Evangelijoje esam, tai Luko 5 skyriui, tokie aprašyti keli atvejai, būtent Petro pašaukimas ir Mato. Ir 5 skyrius prasideda, kad daug minios žmonių prie Genezareto ežero ir tada jau Jėzus nusprendžia pamokslauti iš valties. Ir pamato vieną iš valčių, kuri Petras, būsimasis apaštalas Petras, sėdi ir sako, leisk, ne, nuo kranto. Ir jisai išmokė iš valties. O 4 eilutė sako, baigęs kalbėtis, tarė Simonui, irkis į gilumą ir išmeskim tinklus valsmui. Simonas jam tarė, mokytojau, visą naktį vargėmės nieko nesugavom, bet dėl tavo žodžių užmesiu tinklą. Tai padarė su didelę daugybę žuvų, kad net jų tinklai pradėjo trūkinėti. Ir va čia jau Petro pašaukimas, man jis kažkaip galiu matyti aiškumą. Žiūrėkit, Petras, kaip ir ne vienas iš apaštalų, buvo profesionalus žvejys. Nemėgėjas, ten pameškeriot savaitgalį ar dar į prūdą karosas pagaudyti. Jis buvo profesionalus, nemeškeriodavo, kaip čia pasakyti, meškerė. Tinklai žvejys, žvejodavo ir parduodavo tą žuvį ir iš to gyvendavo. Jo tėvas buvo žvejys, jo brolis Andrėjus buvo žvejys, jo ten kita Siebrai, kaip rašyta, Jokūbas, Jonas, žvejų kompanija prie Genezaretą. Ir dabar ateina kažkoks mokslininkas, gal jis jau iš Andrėjaus, aš čia jau suvedė galus, Andrėjus pirmasis buvo pašauktas, jis jau Petrui liūdėjo. Tas jaunėlis mano, reiškia, kažkokią sektą nuėjo dar kažką ir čia dabar vat pakliūna. Na, tegu papamokslauja. Kaip matom, žiūrėkit, kad netgi jeigu tai pasigilinė, kad iš valties pamokslavo, 3 eilutės prašyto. Ką jis pamokslavo? Nėra. Nieko. Čia mano tik tai versija. Kad Lukas net neturėjo, Petrai, ką tas ten jas pamokslavo? Nieko nesupratau, neatsimenu, reiškia. Tik pats faktas, kad pamokslavo. Pamokslas, o Lukas viską ištyrinėjo, jeigu mes jau žiūrėjom, net neužrašytas. Nu tai va, taip tik. Kažką jis nekalbėjo, Petras nemiegojęs, meškeriojęs, žvejojęs ir nepagavęs. Ir dabar va tas keistas dvasininkas, rabinas, tas sako, dabar plauksim žvejoti. Su viso pagarba, Jėzau, kokia tavo specialybė? Nu, šiaip Staliaus sūnus. Aišku, tai taburetės moki daryti stalus. Bet žvejyba tai mano sritis. Aš profas tame. Mes čia profai, suprantate. Nemėgėjų klube. Ir sako, vat su visa pagarba, visą naktį. Bet vat, ką mes paskaitėm, kad žiūrėkit, kad įvyksta tas, kas įvyksta. Staiga užgriebė tiek žuvų. Ir va čia va tą, ką aš pamatau, kad žiūrėkit, kad Dievas kartais padaro ten, kur mes galvom, kad mes esam profai. Petras čia buvo profesionalus profas. Tiksliai. Viskas. Ir čia atėjęs, kuris meškerės galbūt niekad rankose neturėjęs, tai staiga meskam tą ir vyksta. Ir va ten kažkas šratėlį. Wow. Aš galvoju, kad čia šitoj srity aš stiprus ir o pasirodo taip. Ir va tada jau reiškia, Jėzus, kai jį pašaukė,
dar išlipa Petras ant krenta, aš nusidėjėlis 8 eilutėje, pasitrauk nuo manęs viešpats, mat jį ir visus draugus apėmė nuostaba dėl valsmo žuvų. O 10 eilutėje skaitom taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai, kaip sakau, visa kompanija žvejų, ne ten. O Jėzus tarėsi, nebijok, nuo šiol žmonių žvejos. Ir tada, išvykęs į krantą valtis, jie viską paliko nusikę paskui jį. O toks pašaukimas. Ir čia kažkur dar aiškiau, kad reiškia, va, Dievas gali ir taip padaryti, kad staiga kur tavo stipriosios pusės, tu pamatai, kad yra dar tas, kuris dar geriau daro. Ir tada Petras palieka iš tikrųjų tai tame, ką jisai gaudęs, sekti. O tam pačiam skyriui dar yra pašaukimas ir Mato. Kurgi tas Matas mūsų 27 eilutė. Po to išėjęs pastebėjo muitininką vardu Levis, sėdinti muitinėje ir tarė jam. Ir jam tarė, sek paskui mane. Tas atsikėlė ir viską palikęs nusekė paskui jį. Levis savo namuose iškėlė didelę. Čia iš viso belieka tik stebėtis, kas čia įvyko. Gali komentatoriai tik spėlioti. Nu gal Matas jau buvo kažkaip girdėjęs, gal jam kiti muitininkai ten, kur ėjo krikštytis, gal kažką jau pasakojo apie jį tą. Bet dabar mes matom faktą. Sėdi Matas mokesčių inspekcijai arba banke ir ateina Jėzus ir sako, sek paskui mane. Ir jis viską palieka ir nuseka. Va tai paprašyta. Nepadaugina ten kažkokių akcijų, neatspėjo spėjimų, nusekė. Ir čia taip belieka iš tikrųjų spėlioti ir žiūrėti, kasgi įvyko tam to žmogaus vidu, kas Mato širdį įvyko. Ir galbūt vienintelis toks tikras atsakymas, kad tai, ką padarė, tai buvo pats Jėzus, kuris yra pateptasis ir kuris turi Dievo valdžią, įgaliojimus pašaukti kiekvieną. Bet matom, ta prasme, logiškai nebūtų jokio, kad Matą taip pašaukti ir jis nori. Jeigu Petro dar aš matau, išdėčiau ant piršto, ne, kad galim pamatyti. Ir dabar grįžtam prie to, kurį reiškia irgi žmogus sako, sek paskui mane. Ir jisai jam atsako, ką mes jam atsakė. Tas prašė, viešpatie, leisk man pirmiau pareiti Tėvo palaidoti. Ir iš tikrųjų, kai pirmus kartus skaitydavo Evangeliją, šitą vietą man tokia buvo, kieti žodžiai tavo viešpatie, kieti žodžiai. Ir aš galvoju, taip, ką čia dabar, ką dabar tėvų laidotuvėse negalėsiu dalyvauti, ar kaip čia dabar, kieti žodžiai. Bet beskaitydamas komentarus šiuo atveju, kokį Bonhoefferio tas kelias užvedė, bet tada toliau žiūrėjau. Atradau mintis, kurios yra šią vietą labai logiškai paaiškina, nes pamačiau, žiūrėk, sakai, seksiu viešpatį, bet pirmą tėvą turiu palaidoti. Žiūrėkit, net mūsų tradicijoje laidotuvės užima maksimum 3 dienas. Jau, dabar netgi praktiškai šiandien tu pašarvoji, jau rytoj laidotuvė, net tokia atsirado, 2 dienas. Pagėdė savaitę ir dar bus grįžti. Ar savaitę gali, reiškia, amžinybės kelią užkelti. O judėjų praktikai, žydų praktikoje, musulmonų praktikoje, po šiai dienai laidotuvės vyksta kada? Tą pačią dieną, iki saulės laidos. Jėzus nuo kryžiaus buvo nuimtas ir paguldytas į kapą. Tokia tradicija, toks palipimas, galbūt klimatinės sąlygos priverčia tas karštas, bet po šiai dienai, koks bebūtų, reiškia, judėjai, aš nemčiau, bet musulmonai ten viešai tas neša, koks ten lyderis bebūt, bet jį neša ir tą pačią dieną laidai. Tai iš viso tam kontekste, kai, dabar sako, tėvą turiu palaidoti, tada, tai gerai, palaidoti ir toj seksi, ne? Bet pasirodo, kad čia greičiausia kitos mintys įsakytos ir jos tarsi praplečia pamatyti, kad greičiausiai tai, ką tas žmogus pasako, tai jis
Jis turi omeny štai ką, kad ne dabar laidotuvės, bet jis sako, žinot, turiu padėti savo tėvams iki mirties. Rūpintis, kaip sakoma, slaugyti, palaidoti, tada, kaip sakoma, viską sutvarkysiu, palikimą gausiu ir tada seksiu paskui. Ir tada Jėzus sako, palik laidoti savo numirėlius, o tu eik ir skelbk Dievo karalystę. Viešpatie leisk mums pirmiau. Ir va čia tas žodis pirmiau, graikiškai proton, o tą, ką turim ir dalelę pirminę proton, turim prototipus, protėvius, tasme, va tas ir tarptautinis žodis, bet yra visų pirma, prieš tai. Seksiu, bet prieš tai. Susitvarkysiu, sudėliosiu visą tą ir tą. Na ir dabar trečias dalykas. Iš tikrųjų, jau netgi po šito antro, galbūt va tame kontekste tu gali ir pamatyti kitus griežtus viešpaties žodžius. Visos evangelijos jisai nuskamba, kai sako, ne, jei kas ateina pas mane, nelaiko nepykantai savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ar net savo gyvybės, negali būti mano mokinys, kas neneša savo kryžiaus, negali būti mano mokinys. Atsimenat tas vietas, ne? Čia konkrečiai tai Luko 14:26 citavau. Bet irgi kiti žodžiai. Kas nekenčia tėvų, kas nekenčia vaikų, negali mokinti. Bet va čia ir va susišaukia su šituo. Pirmiau, viešpatie, sek pas mane, sako, aš pirmiau sutvarkysiu savo gyvenimą. Ir šitie komentarai jie man taip pat atnešė aiškumo šviesos tam tikrą, ne? Palaidosiu, sutvarkysiu, paveldėsiu, o tada jau, kaip sakoma, seksiu. Na ir dabar trečias žmogus, į kuris aprašytas Evangelijai, 61 eilutė, vėl pažiūrėkim, dar vienas tarė. Aš seksiu paskui tave, viešpate, bet leisk man pirmiau atsisveikinti savo namiškiais. Ir va šis trečiasis atvejis panašus į pirmą, nes pats save siūlo, Jėzus nešaukė jį. Aš seksiu paskui tave. Ir tuo pačiu panašus į antrąjį. Bet leisk man pirmiau, vėl tas žodis, proton. Pirmiau, šiuo atveju žmogus, žiūrėkit, gal įsikvėpęs kitų ryštų, gal irgi tų razingų prisirinkė šitos skyriaus, ne? Matė stebuklų, gal jis netgi dalyvavo duonos padauginime ir matė tos stebuklus. Ir plus dar čia kiti, vienas seksiu aš, sako, o ką aš prastesnis, ir aš seksiu tada paskui tave, ir aš. Bet šalia to jis iš karto pats savo prieštarauja ir bando pasisiūlyti Jėzų, bet iškart sąlygos. Bet pirmiau, o tai ir tai. Jis tarsi ir pasisiūlo, bet ir prieštarauja Jėzaus noru ir pats savo. Seksiu, bet pirmiau. Na ir jau dabar vėl prie Bonhoefferio minčių grįžtų tam skyrių, kai jis tą pašaukimą nagrinėja. Kaip sakau, jis pakankamai sudėtingai, bet tokią tezę jisai išsako. Tokia tezė, žiūrėk, sako. Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus. Ir tik tas, kas paklūsta, tiki. Atrodo paprasta, bet painu. Klausykit. Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus. Ir tik tas, kuris paklūsta, tiki. Ir žiūrėkit, dalykai, jeigu vat yra, kai Dievas prabyla, kai Jėzus prabyla, aš nežinau kaip, kokiu būdu, bet vat kaip tam Matui, mums belieka klausimai. Jeigu Petro, jeigu būsim danguje, galėsime paklausti, kas ten įvyko iš širdį, bet aš pabandžiau interpretuoti, pažiūrėti iš to, kas parašyta, daugmaž susiveda Petro pašaukimas. Kas Mato širdį vyko, kas kitų širdį vyko, kai tas pašaukimas. Bet jie girdėjo, kad yra, tas pašaukimas vyksta. Ir žiūrėk, jeigu tu tiki, kad tai Dievas, tu sakai tada, čia Dievas. Ir aš tada paklūstu. Kitas, kuris jis netiki Dievu, sako, Dievo nėra, visokių čia balsų čia.
susisapnavo, pasigirda čia maža ką. Bet reiškia, tas, kuris tiki, tik tas, kuris tiki, yra paklusnus. Nes tai nieko. Ir iš kitos pusės, antra pusė yra, kad tik tas tiki, kuris paklūsta. Ir tai gražiai paliustruoja jau palyginimas Jėzaus iš Evangelijų. Mato 21 skyriui, tai yra apie du sūnus. 28-31 eilutė savo žodžiais, atpasakosiu, priminsiu. Kas sekat, tai galiu vietą konkrečiai. Mato 21, nuo 28 iki 31 eilutės. Tėvas turėjo du sūnus ir vynuogyną. Ir sako, nu, sūneliai, vaikeliai, eikit padirbėti į vynuogyną. Ir pirmasis jis atsakė, taip viešpatie, taip viešpatie, einu viešpatie, bet nenuėjo. Labai gražiai, labai pamaldžiai sakė, taip viešpatie. Viešpats iššaukė, tėvas, eik, taip viešpatie. Persižiūrėdavo, pamaldžia, bet nenuėjo. O kitas pašaukė, eik padirbėti vynuogyną. Sakė, nenoriu. Grubienas, storžėvis, bedievis, nenoriu. Bet, Kalvijas sako, bet po to persigalvojo ir nuėjo. Ir jis tada klausė, ten diskutuojama, atrodo, su rašto aiškintis, tai kuris įvykdė tėvo valią? Ir jiems nebeliko, net mums sako, tas antrasis. Ir tai parodo, reiškia, kad tu gali sakyti, va, reiškia, viešpatė, einu, bet nenuėjo. O tas sako, ne, nenoriu. Ir vėl nežinai priežasčių. Ar nenori dėl to, kad paprasčiausiai tingi daryti, ar dėl to, kad vis tik tai pasvėrė, paskaičiavo, kad čia yra ką veikti. Bet šiuo atveju gavos, kad vienas kalbėjo teisingai, nepadarė, o kitas nedarysiu. Atsisakė, bet padarė. Ir va čia, žiūrėkit, dabar grįžtam vėl prie to, manau, gražiai iliustruojant tą Bonhoefferio mintį, sako, kad tik tas, kuris tiki, gali būti paklusnus, bet tik tas paklusnus, tik tas tiki, kuris yra paklusnus, kaip paklūsta. Taigi, prisiminkim, kurgi mes pradėjome, kaip aš užvadinau pamokslą savo, kad daug pašauktų, bet maža išimtų. Ir vat iš tikrųjų tas pašaukimas, paskui Jėzų, kaip matom, sudaro įvairias naujas situacijas žmogaus gyvenime. Ne? Greičiausia, Petras, Jonas ir visi kiti žvejai galėjo likti ten, kur buvo, ir būti geri žvejai, darytų, žvejotų. Matas galbūt buvęs geras, likęs muitinė, būti geras ekonomistas, bankininkas, visą tą. Bet žinot, mes neturėtume Mato Evangeliją, mes nebūtumėm turėję Petro nuotykių su Jėzumi, dabar apie Petrą vis nestandartinis jis apaštalas, vis išsišoka. Tai jis, žiūrėkit, to vandeniu eina, tai vėl reiškia, tai tas. Ir greičiausia, viskas būtų vėlgi gerai, būtų jie ir žvejai, būtų ta, bet gavosi tai, kad iš tikrųjų Dievas, kai jūs pašaukė, jiems palieka, kaip matėm, tas vadė, tinklus, paliko muitinę ir pakliūnė tas situacijas, kur nebeišeina kitur, kaip pat išeina mokytis, tikėti, pasitikėti Dievu. Tam tikros tos situacijos, tam paklusimui. Taigi paklusnumui reikalingas tikėjimas, o paklusnumas padaro tikėjimą iki galo tikrų ir gyvų. Na, dabar jau peršokim į Mato 22 skyrių. Luko 9 mes paliekam. Ir kodėl 22? Todėl, kad čia yra 14 eilutė, kurioje kas parašyta? Nes daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Štai ta eilutė, nuo kurios mes ir pradėjome. O
istorija ir kontekstas iki tos eilutės, tai nuo pirmos eilutės Jėzus sako palyginimą apie dangaus karalystę yra panaši karalių, kuris kėlė savo sūnų vestuvės. Išsiuntė tarnus šaukti pakviestųjų vestuvių pokylį, bet jie nenorėjo ateiti. Taigi kviečia vienus, kviečia kitus. Sako, vienas į ūkį, kitas prekiaus. Kiti šeštą eilutę tarnus išniekino, užmušė. Tai išgirdęs karalius susirūsnė, išsiuntė kariuomenę, sunaikinto žmogžudžius, padegė miestą. Ir vis tiek toliau sako, vestuvės surengtos 8 eilutėje. Pakviestieji nebuvo verti. Šitos istorijos giliai nebenagrinėsiu, kaip atskirą turiu pamokslą apie vestuvių, bet manoma, kad tai iš tikrųjų kaip ir ta judėjų Senojo testamento tauta atmesta ir dabar sako, vis tiek surengtos vestuvės. Teskim, reiškia, rinkimgi. Tie pakviestieji nebuvo verti. Taigi sako, eikite į kryžkelės. Ką rasit, tą kviesit. Ir 10 eilutė, žiūrėkit, tarnai išėjo, kelius surinko, visus ką tik sutiko. Surinko vien tik gerus ir gerus. Kokius surinko, kas parašys? Blemba, blogų pririnko. Kam bažnyčia, geriau gerus ir gerus rinkti. Kam tos blogus rinkti, ne? Sveiki atvykę į bažnyčią. Nesveikiesiams reikia gydytojų ligoninius. Čia mes reabilitacijam centrais. Dėl to, kai tai bažnyčia, jeigu dar bažnyčiai, ir geri, ir blogi, visokių pririnko, matot, sveiki atvykę čia, visom. Ir tada, sako, menė buvo pilna svečių. 11 eilutė, karalius atėjo pažiūrėti svečių ir pamatė žmogų, neapsirengusi vestuvinių drabužių. Jis sakė, bičiulių, kaip čia įėjai, neturėdamas vestuvinių drabužių, tas tylėjo. Tada karalius paliepė tarnams, suriškite jam rankas ir kojas, išmeskite jį laukan į tamsybes, ten bus verksmas ir dantų griežimas. Ir štai 14 eilutė, nes daug pašauktų, bet maža išrinktų. Ir štai vienas žmogus sėdi nesu vestuviniais drabužiais. Ir kaip istorinis kontekstas ir tavo šitą vietą dažniausiai sako, kad buvo toks paprotys, kad ten dalindavo kažkokius rūbus vestuvėm atėjus. Nes pagal viską surinkti iš patvorių, surinkti iš kelių, nespėjo ten įsilyginti ant kanto kelnių, negalėjo kostiumų susidėti, smokingų įsinuomoti, iškart į vestuvę. Ir būdavo, kad sakydavo, duodavo jiems kažkokius ten apsiaustus, marškas, kaip kažkaip panašiai mūsų, aš taip įsivaizduoju, vestuviniai tradicijai, kai ten pamergės būna vienodom suknelėm, tie pabroliai šlipsus vienodus dedas ir iš tos serijos kažką. Vienaip ar kitaip, reiškia, visi pasipuošia, o vienas sėdi taip kaip sėdi. Ir šeimininkas, kodėl? Ir jis tylėjo, neturėjo ką pasakyti. Ir čia aš manau, kad įvairiai čia gali neparodyti, bet aš tą matau, kad čia yra, žiūrėkit, Dievas pašaukė mus visokius, ir gerus, ir blogus. Bet tai, ko visi laukia iš mūsų, keitimas. Keitimas. A jis sako, priimkit mane tokį, koks aš esu. Gerai, mes tai priėmėm. Bet tai gal, jūs meilės trūksta. Čia trūksta meilės, reiškia, dar. Vienaip ar kitaip jisai, reiškia, dėl kažkokių priežasčių nenorėjo nusiimti savo tų rūbų užsidėti. Ir baigėsi jam, ir čia tada Jėzus šoka. Daug pašauktų. Bet išrinktų nėra tiek. Ne 100% pašauktų ir ne 100% koks. Visai gali žiūrėti, kaip ta gera dirva, reiškia, kurį ten tas 3 blogos dirvos ir tik 4 neša, tas procentas kažkoks, kaip neskaičiuosi. Reabilitaciniam centre pasirodo irgi, žinau, kad vienas iš centrų tos turėtus įsivarintos skaičius, kad 10%. Dirba su tais visais, ir tik 10% pasuka blaivybės keliu. Čia ne mano skaičiai, bet tie, kurie dirba. Atrodytų nuodari. Taigi, matom tam, bičiulį. Kodėl? Bet reiškia, jis kažkaip liko su savo supratimais, su savo paniatkiam, savo kažkokiais rūbais, kai tavas metus Dievas duoda kitus.
Na ir viskas sakiau, negrįšim Luko 9, bet dar pabaiga mokslo, dar vis tik grįžkim į 9 skyrių, o tiksliau jau į 10. Ir yra ta pusė, kad vis tik tai viešpats, žiūrėkit, greičiausiai kokią mes knygą žiūrėjom, apie depresiją knygą, ne? Depresija. Nu, Dievas kažkaip turbūt su depresija moka kovoti savo gyvenime. Bet žiūrėkit, Luko 10 skyrius štai kaip prasideda. Po to viešpats paskyrė dar kitus, kiek? 70 mokinių ir išsiuntė juos po 2, kad eitų pirmajo į visus miestus bei vietovės. Ir tai praktiškai, kas čia rašoma, beveik žodį sutampa kas 9 skyriui, kuris pasiuntė 12 mokinių. Štai tie 12 garsiųjų apaštalų, eikit į miestus, nieko darykit. Ir čia vėl tas pats sako, eikit, nesineškit piniginės, krepšio, ramybės namams, sakykit, pasilikit, valgykit, gydykit ligonius. Ir labai panašiai praktiškai tą, kad 12 apaštalų. Ir mintis, kad žiūrėkit, kad viešpats tokie, kaip sakyti, viltingi žodžiai, ne? 9 skyrius baigėsi su tais 3 pašauktaisiais, nelaimingai. Vienas įsišoko pats, antras prieš tai, kitas sąlygas ir sakė, bet žiūrėk, kad Lukas 10 skyrių čia pat jisai sako, o tada viešpats paėmė ir 70 mokinių pasiuntė. Ir ne tik, net pravoslaviškas, bet ortodoksų tradicijų, tai šitie 70 vardinti rusiškai rovno apostolskие, lygus apaštalams, tokį titulą turi. Katalikų bažnyčia to gero net nėra. Ir tos 70 jie ten ir vardus, ten, kurie gali būti ir Titas, ir Timotėjus, ir Barabos, ten visus, į tos 70. Bet tokiam jau vienu žodžiu rimtas. Ir matai, kad viešpats su tam 3 nepabaigė. Nepabaigė, kad jau viskas dabar depresija. O dar 70. Taigi, tokia ta žinia, manau, ką mes panagrinėjom. Ir įvairių tų mokiniam iššūkių būna. Įvairių mokiniam iššūkių. Jiems patiems tekdavo rinktis netgi tie 12, kurie pašaukė. Pats Jėzus sakė, 12 pašaukiau pats, bet vienas iš jų velnias. Vis tiek sako, vienas velnias yra iš tų. Daug pašauktų, maža išrinktų. Ir jie sekdami, neilgas jų palyginus kelias, 3 metus jie sekė paskui viešpatį. Ir turėjo tos savo kely tam tikrus pasirinkimus. Viešpats padėjo. Taip kaip Petras, buvo galbūt tas irgi pirmasis, kaip pirmasis, aš paskui tai viešpatį ir ten leisiu, visi išduos ir į mirtį, ir į kalėjimą. O Petras, kad aš šiandien gaidys tik nenugėdons, 3 kart manęs įsižadės. 3 kart įsižadės. Ne, į bogulę, kryžių prisiekiu. Ir dantį duodu viskas. Taip. Ir čia ta mintis yra, kad kaip ir Petras, jis pasitikėjo, jis galvojo, kad tikrai taip bus. Bet viešpats, jisai matė, sako, turi paukščiai lizdus, lapės, urvus, bet žmogaus sūnus ne visada turės tą galvą priglausti. Na, bet su juo mes galim toliau judėti, pasitikėti. Ir kad taptume ne tik pašaukti, bet kad ir išlaikytume tą ir išrinkimą, išsaugotume jo kelią iki galo. Tai padeda mums viešpats. Amen.